Sveiki visi, čia su jumis sveikinuos aš, JazzPex. Gal jau atpažįstas kas nors HyperX Cloud ausinės, iškart padėkosiu žmogui, per kurias man pavyko jas gauti, tai yra mano draugo draugas. Ačiū tau, kas tu bebūtum, tai va. Ir dabar tokiai random progai atsiradus pabandysiu aš jums greitai padaryti tokį unboxingą pirmąjį savo. Tai, nežinau, paskubėkim, kaip sakant, jau matote iš dėžės spalvos, kad tai bus būtent HyperX tematikos ausinės raudonos, kaip jie mėgsta su savo didžiojo logotipu. Šiaip jos dar priklauso Kingston technologijų įmoniai, bet tas brandas gan pašalintas ir HyperX jau tapo jų vienintelis ženklas. Tai bandom atidaryti paviršių. Jeigu pastebėjote, tai nėra dar išorinės dėžės, į kurią turėtų būti įdėta šita raudona dėžė, bet nemanau, kad kažką domina labai daug reklamos ant viršaus. Tai va, jeigu pažiūrėsime viduje, tai rasime atseit čia viskas labai legit. Pasveikinimą iš HyperX komandos ir nežinau, ką čia domina tie parašai, kurie būtų copy-pastinti visiems, čia nais, matote gal. Ir jo. Gan nesakyčiau, kad kopijuota, bet gan panašios tematikos galima raštus rasti ir Razer produktuose. Tai va, padėkim tai į šoną ir toliau randam taip pat nereikalingų popiergalių. Tai būtų tiesiog klausimai kažkokie, gal ir garantiniai dalykai. Nu, nemanau, kol kas čia rodo, kaip tai padaryti. Reiškia surasti mažą daikčiuką ir įkišti į skylutę. Tai čia taip rodoma, keletą variantų. Taip pat galite, matot, naudoti ir su konsolėmis, bet Ne, PC Masteries. Gal mes tai praleiskime, tiesiog kažkur tegul skrenda tai. Ir va, mus teskria ausinių tik va šioks toks gabaliukas apsauginės, nežinau kaip šitas dalykas vadinas, foamas. Tai va, patraukim tai ir į šoną, nežinau, jo rasime dar daugiau visur čia, tai labai gerai, galima iškart šiek tiek ir vertinti pakavimą, kuris yra gan neblogas ir iš išorės, ir matome viduje gan saugiai viskas, galima laisvai jas užsakinėt, manau, iš užsienio drąsiai, jeigu originalus įpakavimas yra. Tai va. Nu, kągi, mes matome prie save be ausinių. Ar mes eisim iškart prie jų, gal pažiūrėkime šiek tiek šoninius komponentus. Tai matome yra mikrofonas. Tai yra šiaip esminį detalį, dar kurios aš skolinau šitas ausinės. Nes, žinokit, sekantis mano video turėtų būti būtent mano senojo mikrofono, naujo mikrofono ir dar ausinių mikrofonų palyginimas. Tai va, matome, mikrofonas turi lanksčią lazdelę, ne super ilgio, bet, manau, užtektinai, kuri tikrai galės jum kuo arčiau burnos nureguliuota būti. Jungęs per 3,5 mm jungtį, standartiškai gan. Ir gale dar turi šiokį tokią apsaugą nuo gal pašalinių garsų, galima sakyti. Tai taip, galim tai patraukti į šoną. Nežinau. Ir jo, dar kas viršinė dalyje taip pat boliuojasi gražiai. Tai yra dalykas skirtas, jeigu jūs turite atskiras jungtis mikrofonui ir savo ausinėm, kaip daugelis kompiuterių turi priekyje, tai jūs galite persidaryti į vieną solo jungtį iš 3,5 į 2 mikrofono ir ausinių jungtis. Dviejas. Tai taip, ir gan kokybiškai padarytas perėjimtuvas. What the fuck. Tai va. Jo. Tai galim taip pat patraukti šoną. Toliau matysim, kad yra gan supakuota viskas. Jau nelabai ištrauksiu kažką čia dėjo. Pats irgi pirmą kartą išpakuoju jas, tai nežinau, ko iš tiesų tikėtis. Pamatysim, kad ausinės nelabai norės čia išeiti. Ja. Bet galime pamatyti kitas dalis, kurios atėjo kartu su ausinėmis. Tai yra pagalvėlės papildomos. Jeigu norės paskeisti, yra labiau tokio zomšinio paviršiaus, minkštesnio, švelnesnio. O manau, iš pradžio ateina gan klasiškai su odinėmis pagalvėlėmis. Nes odos ekspertas gal čia būtų ir dirbtinė oda, bet ir tikra. Bet kokiu atveju, manau, gan prakaitos ausys su jomis. Tai gal va čia būtų labiau vasariškas editionas naudoti šitas pagalvėlės. Apie dvi turi raudoną vidų, gan prie temos, tai kad visa dėžė raudona ir ausinė. Pačios mažiau raudonumo turi, bet akcentas vis tiek yra mūsų raudonas. Tai va, viduje matom yra labiau juoda. Tai gal ausinės bandys patraukti šoną. Jeigu mums tai išeitų, tai gal ištrauksim visą tą foamą. Ar kaip mes jį pavadinom. Baigsim išpakuoti. Turim dar mini tokią dėžutę su gražiu HyperX logotipu. Galim žiūrėti, kas joje. Ten randame maišelį. Panašu į mano, nežinau, pradinių klasių kūno kultūros maišelius.
Toks gan sintetinio paviršiaus, turintis kišenėlę priekyje. Nieko labai mandro. Jo, ausinės matomai dar gan naujos, nebuvo labai ir naudotas šitas maišelis, bet jis vis tiek yra papildomas, aišku, bonusas. Gerai, jeigu žiūrint toliau, tai mums lieka gan ilgas laidas. Ilgas dėl to, kad dabar mes bandysim būtent išsiaiškinti dėl ko. Nors aš jau žinau, spėju. Tai, kad, kaip matot, yra du laidai. Vienas, iš kurių nukrito ant žemės, o kitas yra mano rankoje. Tai galima pirmiau pakalbėti apie tą, kuris yra rankoje. Tai yra papildoma kaip ir, galim sakyti, mini garso plokštė, kuri gali būti klipinama prie jūsų, nežinau, rūbų, jeigu nesėdit pusnuogiai prie kompų. Tai va, ir jūs galite reguliuoti atskirai savo mikrofono ir ausinių garso lygį. Taip pat yra auto jungimas 7.1 surround funkcijai, kad vaizdas būtų aplinkui tipo jūs. Nors ausinės aiškiai naudoja du driverius, bet čia būtų viskas daroma per būtent va šitą plokštelę, galim sakyti per programą. Tai va, šone turime taip pat jungiklį, kuris leistų iš karto užmutinti mikrofoną, gan greitų switchų. Tikrai labai faina patogi funkcija. Tai va, dar vienas HyperX, aišku, logotipas. Tai va, būtent šitas dalykas ir pridėjo to papildomo ilgio. Jeigu jūs naudosit, jūs, pavyzdžiui, reikės jums tų funkcijų ir taip pat jungsit savo ausinės per USB jungtį, nes tai jums leis padaryti. Nes standartiškai ausinės eina su paprastu kištuku ir va, būtent šitą kortelę, tai yra 3,5 mm. Ir čia bus pridėmus jums papildomas. Jeigu paprastai žiūrint, ausinės nėra iš ties ilgos, vien tik jau tai galima buvo spėti iš to, kad atėjo maišelis nešiojimo. Tai gal buvo norima pasakyti, kad ausinės galima naudoti viešumoje, tikrai dėl savo dizaino galėčiau tai gan patvirtinti, jos tikrai yra gan patraukliai gražios. Bet namie, nežinau, jeigu gal naudojat laptop ar ką, gal tada galėtumėt naudoti tokį gan trumpą laidą, bet bendrai, tai manau daugumai teks naudoti su ta garso plokštelė. Nors naudojant per USB ausinės, jums teks tada mėgautis būtent, vat, kas eis per tą USB garso kokybę jūsų reguliuos, būtent va šitą plokštelį. Jeigu jungsit savo ausinės per 3,5 mm jungtį, tai jūs tenkins jūsų motininės plokštės garso įrangą. Tai jeigu jūs turit gan neblogą įrangą savo kompiuterį muzikai klausyti, tai gal jums net geriau reikėtų vengti va tos plokštelės ir geriau naudoti per tiesiogę 3,5 mm jungtį. Jeigu vertinant pačias ausinės žiūrėti, tai idėja labai giliai irgi nenersime, tai yra tiesiog, kaip ir unboxingas, tai tiesiog pažiūrėsime. Tai turime viršuje logotipą dar vieną HyperX-o, kuris irgi yra gan gražiai išsiuvinėtas. Taip pat yra išsiuvinėjama aplinkui headbandą galvos viršuje, kuris, galima sakyti, yra gan minkštas, turintis savos tokios tekstūros. Taip pat odinis, tai sakau vasarą, jos turėtų būti gan nefainos, nes turėtų prakaituoti galvą, bet taip pat, sakau, galite turėti funkciją pasikeisti pagalvėlės, tai jau čia yra aiškus bonusas. Vidai žiūrint ausinės, tai turime gan didelį driverį, without ausim, o ausinės yra aiškiai over ear, tai reiškia aplink ausis dedamos. Tai yra gan geras pliusas, kadangi taip ausinės yra close tipo, uždaros, tai jums leis labai pasinerti muzikai, negirdėti jokių pašalinių garsų. Taip pat netrukdyti žmonėm, kurie yra aplinkui jūs. Šiaip dar žiūrint dizainą, tai jos pagamintos yra iš, sakyčiau, čia yra plastikas, bet galiu ir klysti. Gan gražaus plastiko tada. Kita dalis taip pat ausinių yra tikrai metalinė, jau sakyčiau, čia tikrai tvirto metalo, nors gali ir kitur būti. Aišku, koks yra būtent viršutinis sluoksnis, sunku vertinti. Tai va, ši čia yra iš šono, taip labiau žiūrint, tai yra tokio švelnios gumos paviršius, kuris neleis jūsų labai ant spaudamai likti ant ausinių, jas nusimnėjant. Tai gan tikrai gražų įspūdį paliks ir jas palikus tiesiog ant stalo. Nebus labai apčiupinėtos ar ką. Tai va, šiaip ausinės reguliuojas dydžiai, turi tikrai keletą variantų. Tai va, išskleisties ir didelėm galvom labai tiks. Tai va, manyčiau, jo. Ir pats jų išsiplėtimas yra gan didelis. Tai tikrai nebus, manau, per didelės galvošiam ausinėm. Tai va. Ką dar galima būtų pasakius, laidas dėja neatsijungia. Ir dar išeinančius laidelius ausinių. Čia skonio reikalas, man visai atrodo taip mandrai, gerąją prasme, bet kai kuriem gali nepatikti. Nepatarčiau jų užsikabinti labai už jų. Taip pat mes dar matome čionais mikrofonų jungtį, kuri gan gražiai užsidaro, jeigu tiesiog taip nepastebėjus. Labai gan paprastai yra įkišamas mikrofonas. Tikrai gan tvirtai irgi laikos, nors nereikia labai daug jėgos.
Ir tada pamatote jau finalinį ausinių įvaizdį, kaip jos turėtų atrodyti ant galos gal. Ir jo, mikrofonas tikrai leidžia turėti tą tokį pasirinkimą, kur jūs norėtumėte jį laikyti, sakyčiau, užtenka iš šono kažkur patraukti, tikrai jau turėtų pick-upinti jūsų balsą. Tai va, ir sakau, jis gan paprastai išsiema, jeigu jūs norėtumėte jas naudoti lauke. Tai va. Jeigu vertinat šitas ausinės bendrai, tai jos yra tikrai vienas geresnių savo kainos lygyje, jos nėra pigios, bet ir jūs gaunate už tuos pinigus ir gan kokybišką ausinių porą, iš gerų medžiagų pagaminta, ir taip pat pasirinkimą, kaip jūs norit dėvėti, kokį ilgio laidą norit naudoti, pridedama garso plokštelė, priklauso nuo jūs ar ją naudosit, ir aišku gerą įpakavimą, taipogi dėžė, kuri leis jums tikrai drąsiai pasitikėti siuntėjais. Tai ačiū, kad žiūrėjote, čia buvo pirmasis mano unboxingo video, lauksim gal kažko panašaus. Dar kartą dėkoju savo draugui už šitą ausinių porą, jis tikrai gan gerai dar naujai šviežiai išlaikytos, kas ir leido padaryti šiokį tokį unboxingą. Tai va, dabar lauksime naujienų su būtent mikrofonu iš tų ausinių. Bandysim daryti palyginimą, tai kas galite prenumeruokit, kam patiko tokio style video, užmeskite tą laiką, jeigu negaila. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito karto. Tai va, dar taip pat turėsime čia jungtį į kažką, aš pats nežinau ką, yra tai papildoma dar jungtis 3,5 mm, gal tai mums leis išsivesti dar papildomą ausinių porą, jeigu mes norėsime tai padaryti, gal savo draugui ar kam, čia man būtų spėjimas, nors iš tiesų galim padaryti tokį septioną, jau sujungti ausinės į ausinės, gal nereikia.